Va, stikliukas senasis viskas, išimtas. Žiūrėkit dabar, kas čia yra su šito žibinto. Dėl ko aš jo tiek ilgai neperrinkinėjau, jisai visas kaip ir sveikas, galima būtų paimti ir perrinkti, bet va šitas va plastikas apatinis jau yra nebetaisomas. Tai aš už 100 eurų nupirkau žibintą neveikiantį su broko ant dalių. Vien dėl šito va plastiko. Tai va, užsakiau pakeisti šano, išimsiu šitą plastiką ir perdėsiu, jisai yra be blokų, taip kad jisai jau bus nebereikalingas. Tai va, ir bus sveikas, gražus žibintas. O šitie žibintai kainuoja maždaug apie, pradedant nuo kokių 3,5, galbūt 400 ir daugiau. Čia biksenonas. Tai va, stebėjau, dabar nešuosi jau į terasėlę pas savęs jį ir bandysiu ardyti ir dėti naują korpusą, nes dar anas žibintas netėjo, bet jau rytoj turėtų ateiti dėl šito plastiko išėmimo korpusą. A taip jau turiu, einu, perrinksiu iš to korpuso į šitą ir viskas, lauksim rytojus. Pradedam remontą greičiausiai nuo blokų išsukimo. Išsisukam lauk visus blokus, kad jie nesimaišytų. Varžtam dėžutę. Šiaip tai varžtai visi eina vienodi. Čia šitie du yra ne blokai, jie yra LED Angel Ice pašvietimas. Tai aš suksiu, parodysiu. Kas dėtas. Va, čia yra LED diodas. Ir jisai pašviečia jūsų mašinos Angel Ice'us. Atsuktuvo lygtais aš nešiausiu. Aiškus būtų geriau smulkesnis, bet pasistengs atrakinti ir su šito. O, chebra mano firminis dantisto įrankis. Stomatologo tiksliau, jeigu teisingai. Va, vis tiek atsisegė ir vienaip ar kitaip. Tai va, kaip ir sakiau, čia yra LED Angel Ice apšvietimas. Man taip atrodo. Jeigu kam reikia, va yra kodukas, galit nusirašyti. Gerai, dedam į šoną. Irgi va toksai pat. Toliau šitas blokas. Pasakykite, jums toks turinys įdomus ar ne, kad matyti, kaip kas darosi, ar norit tik tais matyti kažkokį tai bendrą veiksmą, nesiveliant į visas smulkmenas. Jau tiek šitą lipęs. Taip, va turim kampinį posūkį.
Tai bandysim tuo atsekti. Opa. Štai taip atrodo posūkių blokas. Kodas. Jeigu matysis tenai viduj, nežinau, sufokusavo ar ne, bet atrodo jis iš taip. Ir dar vienas blokas. Va, atsijungia. Čia yra pagrindinis blokas. Daugiau nieko mes šitą neturime, paradaktelio. Viską, turim, meluoju. Turim dar vieną. Va, dar vienas blokas. Dedam į šoną. Toliau turim ledo lemputę. Ksenoną tiksliau. Gerai, einam ardyti dabar pačio šito žibinto. Įdomu, kad lempučių tokių nėra. Reikėtų atsinešti priklelę, nes čia dar reikia kai kurias vietas perpjauti. Ne kai kurias, o tiksliau vieną vietą. Ar dvi. Nes čia yra varžtukas iš anos pusės, kuris laiko, ir čia yra varžtukas, bet iš anos pusės nieko čia nenoriu laužyti, geriau atsinešiu savo firminį pjūklą, perpjausiu ir išimsiu, vat kaip ir čia, va, matot, varžtas yra iš anos pusės. Tai va, išimti man taip neis, o kai čia apipjausiu, išsiims lauk ir tada atsuksiu. O hebra, išsipjojau. Šitą varžtą, kur sakiau, iš vidaus yra prisuktas, va šitas va. Čia atsuksiu ir nusiims tas plastikas, po to šitas visas plastikas, visas tas rėmas įsistato į naują stiklą ir prisisuka iš tos pusės, tada tik tai įsiklijuoja. Ir čia yra va pašvietimas jūsų tos blakstienos, taip vadinamas. Jisai atsijungia štai čia va. Nu, čia reikia biškį turėti, va tokie įrankiai labai padeda, nes čia reikia užkišti, prikelti ir atsekti. Nu, viskas atsisegė. Va taip va atrodo visas iš vidaus. Tie va ledukai, kur čia dega kamputė, tie gabaritai taip vadinami, kur pas mumis jos reikia liktais gesinti, kad nešviestų. Čia posūkiai. Žodžiu. tą dedam į šoną ir einam toliau ardyti. Galit pasidaryti, aiškus, visą tą ir patys, tik tais reikės kantrybės. Šitas neišsiema. Taip, šitą fiškutę, kiek atsimenu, pasistumė į priekį. Čia va, ops, ir jinai įsikiša į vidų. Toliau problematiškai yra su šitais va ištraukti. Čia tie, kur yra aukščio visi reguliatoriai. Juos reikia išstumti į viršų ir nenulaužti nei vieną laikiklę. Ten visokių fiksatorių yra. Jeigu nulaušit, tai tada bus nebegerai. Jisai pradės prašokinėti, nebeis pareguliuoti žibinto. Tai 1-2 yra aukščio reguliatoriai. Tai va, bandau jos kažkaip tai atsargiai atsijungti. Na, gal pradžiai išimsiu šitas lešius, kad įsimaišytų. Prie chromo hebra irgi negalima liestis, va prie visų šitų chrominių detalių, nes lieka antspaudai pirštų, lieka dėmes ir jie nebenusivalo, jūs nebeatnaujinsit jų. Taip kad jeigu darysit, labai atsargiai.
Šitą atsargiai nuėmam, nors jis čia kaip ir sveikas visas. Va, chebra, išsirakiau jau viską iš žibinto, o tuščias, nieko nebėra, o antrą reguliatorių ištraukiau. Ta jau perstačiau, vaikšto veikia, tai gal lieka šiokia tokia paslaptis. Ir dabar va turim štai tokius žibinto grobus. Čia dar ne viskas, dar tenai yra reflektoriai visi ir bandysim surinkti atgal viską. Tai va, gerai, chebra parodysiu. Chebra jau baigiu surinkti. Nu dar nebaigiu tiksliau. Po biškį rinku. Čia daug ko nefilmavau, nes čia pakankamai toks procesas sudėtingas, smulkmenis. Chebra, kol tvarkiau šitą žibintą, atvažiavo kurjeris ir atvežė man ant dalių žibintą. Pagadintą, apdaužytą, kur sakiau, turi atvežti dėl apatinės palangės. Taip kad manau, aš šitą pakolkas rinkimą sustabdau. Vien dėl to, kad jisai buvo sudaužytas, turi broką. Va čia yra biški patrintas. Čia laikiklis yra palūžęs, jeigu matosi. Bet nesvarbu, turim galimybę pakeisti tai. Neįsiu toj dabar išpjausiu stiklą iš šito. O ir čia ta palangė patinė jau tokia sveikesnė atrodo. Ir viršutinė normali, nesudegusi. Tie amerikietiški žibintai pareina iš Amerikos, jie būna ten iš pietų ir būna jie daugiau tokie patrukinėję, perkaitinti. Tai va, tai šitą tikrai įdėsiu iš čia. Anas yra sveikas, viskas tvarkoj ir turės žmogus labai gerą žibintą. Aiškus, kaina bus jo, šitas žibintas man kainavo 100 eurų ir remontas su visų korpusu, su viskom, su stiklu, su korpusu, kažkas netoli 200, tai bus apie 300, bet jisai bus kaip naujas. Nu, bus, galim sakyti, naujas žibintas. Nu, o jūs už 3 PM ar už 4 gausit va tokį, va, pavalkytą visą, patrintą, galbūt dar ir palūžusi kokį nors. Žodžiu, manau, kad šiek tiek pigiau, bet žibintas bus kaip naujas, lipduką perklijuosiu. Ir viskas bus čiki. Chebra, persipjau jau naują žibintą. Ta šviesikė, kur iš viršaus yra pradžio, va. Viskas, va. Šitos apatinės dalis reikėjo, čia jinai yra sveika. Va. Va, chebra, naujas stiklas. Vienas, 2, viskas, tas surinktas. Tas surinktas, einam pakeisim dabar lęšį. Čia kaip įrodžiau, šitas lęšis va yra čia lūžęs. Čia kažkur tai patrintas. Va, čia patrintas. O šitas pas mūsų yra sveikas.
Tai mes jį dabar paimsim ir perdėsim. Va, žiūrėkit, koks gražutis ledinis, palyginus su šito. Tai mes jį dabar ir keisim. Va, viskas, paskutinis patepimas, dedu stiklą. Dedu stiklą tam kartui, nieko nepajunginėjau, tiksliau, šitą galim gal ir pajungti, bet ne, paskui. Dabar noriu eiti ir pabandyti jungti, įsitikinti, kad viskas gerai, nes viską jau baigiau surinkti. Tam kartui uždėsiu ir eisim su kameristu bandyti jungti. O taip pat atrodo žibintas. Ką gali pasakyti kameristas? Chujos. Bliat. Kameristas. Bėk. Kur tas yra? Va. Vaizdas. Tuoj išbandysim. Vanduo jums. Dega? Ne. Nesavarinti. Dega. Dega? Mhm. Ilgas. Dega. Veikia. Šūkį pasakai. O toks bendravimas su kameristu. Nu toks, tik nesiskus, pasimk nosinės narglį nusivalyti. Va, kebra, dabar butilo kaučiuko klijai eina į vidų. Jeigu kameristas sugebės normaliai nufilmuoti. Žiūrėk, normaliai įdėk. Loktų čia daugiau. Bet jau čia varysiu 2 sluoksnius, kad būtų tikrai hermetiškai. Nes šitos nupirkau, matai, tokia plonesnė. Bet taip gražiai įkrenta, ne, į grevelę, ne, tokia buvo. Tai yra pabaiga. Taip, su to viskas. Imam stikliuką, chebra tikrinamės visą laiką, kad stiklas, kad viduj čianai nebūtų jokių ant spaudų, nebūtumėt pripitskeliu ir nieko nebūtų įkritę. Ir nepamirštam pasijungti tos posūkių, tos gabarito lemputės, o fiškutė va šitą va. Teoriai gerai viską prispaudžiam. Čia biškį neįtaikiau. O. Pabiškį spaudimo būdu. Turi įeiti visur, kad neliktų jokių tarpelių. Ant kitų mašinų būna čia varžtai. Jis pritraukia normaliai. Čia nėra. Nu, užgulsiu. O taip. Opa. Lengvai, bet nesunkiai, ne? Atrodo lengvai, bet su šito žibintų pusę dienos trukau. Ir įjungsiu. Va, žibintukas. Ko dar jam trūksta? Trūksta jam jo dalių. Tai šitas. Ta blakstiena, palauk, kaip jinai čia dedasi. Čia laikikliukai tokie. O, ne tą pusę. Sukasi. Gerai, pradedam nuo šito. Šitas tikrai čia va statosi. Va. Va. Tas yra. Va, taip. Va, hop.
pritraukia. Čia patinis planga kažkokia tai, toliau statosi šitas tik. Čia toks biškiai pasilapinėjus tą gumą, bet nu, aš jau čia nieko nepadarysiu. Toks jau jisai yra. Nu va, viskas. Все, žibintas. Parodė. Ledas. Dar reikėtų uždėti dangtelius. Tiksliau vieną dangtelį. Ai, dar žinai, kad kameristas. Dar iš karto galim užsidėti va laikikliukus šitos. Dar čia va kažkokia tai muselė. Ir dar vienas dalykas. Kameristas neištrink šito, ką pasakysiu. Šitas atlipdukas būtinai jį reikia paimti ir perklijuoti čionai. Nes kai eisite technikinę, prie jūsų būtinai dėl jo prisikabins. Kodėl nėra šito lipduko? Nu tai jis, ai, čia iš viršus matosi, ne? Jo, bet čia yra, čia prasme, jau kurie europiniai automobiliai, tai tiem nebūtina. Bet amerikonams yra būtina. O dėl ko? Nu, pirmą kartą į ekspertizę eini, kai pravarinėja